Visiems labą dieną. Atvažiavau vėl į pienių lauką didelį. Eisiu truputį nuo kelio toliau. Ir šią mašiną labai nedaug važinėja. Ir šiandien vėl skinsiu pienės. Vakar dariau pieninį medų. Šiandien darysiu sirupą. Pienės iš tikrųjų skint labai lengva. Vakar skiniau vienaip, bet paskui išmokau greičiau skint ir šiandien apsimoviau jau pirštinės. Nes vakar pusę maišo tokio popierinio priskyniau, tai rankos buvo geltonos. Aišku, lengvai jas nusiplauna tos pienės su muilu, bet maloniau vis tiek su pirštinėm. Matot, kaip lengvai greitai skinas. Kotelių mums gal nebūtina šiandien. Ale, kad čia pradėjo skinti su koteliais man. Pienė iš tikrųjų visa valgoma. Ir didelę naudą turi organizmui. Bet šiuo momentu gal geriausia skint tik tai pienių žiedus. Dar iš pumpuriukų. Pumpuriukus marinuoja, žinau. Kotelius, kaip spageti valgo, girdėjau. Lapelį šiuo momentu dar galima skint, bet irgi geriausia lapelius valgyti prieš žydėjimą. Nes dabar visos medžiagos suėję į žiedus. Bet pienė naudinga visam mūsų organizmui. Ir odai, ir plaukams, ir labai sveika akim. Netgi nuo visokiausių kataraktų, dar kažkokių, gerai dabar neprisimenu, kas per lygos ten tų akių yra, bet gydoma. Netgi mokslininkai baigia dabar įrodyti, kad nuo vėžio stabdo vėžinių ląstelių vystymąsi pienė. Nepamenu, kuri dalis tiksliai. Taip, kad pienės reikia valgyt, kad būtumėm sveiki, stiprus, duoda energijos. Žinau, skalauja plaukus su pienėm, odos ligom, kepenim, virškinimo traktui tinka. Dabar net nepamenu, gal paskui prisiminsiu, žadu iš tikrųjų padaryti video ir surinkti pati dėl savęs informaciją, kuo pienė naudinga. Tai būtų labai ir pačiai įdomu, ir gal jum įdomu būtų, taip kad sekit. O šiandien darysiu, sakiau, sirupą iš pienių. Bet jo nevyrinsiu, o paprasčiausiai pilsiu su cukrum. Taigi, žiūrėkim toliau. Taigi, grįžau namo su pienėm. Rinkau su koteliais ir sugalvojau kažką padarysiu dar iš kotelių. Taip pat prisirinkau pumpurėlių. Girdėjau, kad juos galima marinuoti dar neįsiskleidusių pienių. Taigi, einam į darbus. Girdėjau, kad galima virti pienių stiebelius ir gaunas kažkas panašaus kaip spageti. Sugalvojau išbandyti, kelis įmečiau į vandenį, įdėjau šaukštelį druskos. Sako, kad su druskoje verdant išverda visas pieninių stiebelių kartumas. Taigi pažiūrėsim, užvirė, tik tai reikia nepervirt. Sakė, kad reikia virt 7 minutės, nes paskui pasidaro košė. Na, verdam, nustatėm iki 7 minučių ir paskui ragausim.
Na, pavirė 3 minutės, vieną paragavau ir jis gan toksai jau iš viso skystas. Taigi nusprendžiau išimti. Kaip tie spagečiai bus. Na. Ragaujam. Ką žinau, visai nieko. Jaučiasi biški kartumas, druska. Ir gan įdomu. Sakyčiau, visai nieko. Prie kokios mėsytės visai gerai. Pabandykit. Manau, kad patiks. Na ką, tęsime darbą. Atsiskyriau pienių žiedukus, tuos neįsiskleidusius vat. Nusiploviau. Arba leidžiu nubėgti vandenukui. Nusiploviau kotelius. Juos pasipjaustysiu smulkiai. Ir dabar sterilizuosiu stiklainius. Aš paprasčiausiai sterilizuoju verdančiu vandeniu, po nedaug pildama vandenuko ir uždengiu. Taip vat. Ir leidžiu pastovėti jiems. Prisidariau visokio dydžio, nes įdomu bus pirmiausia paragauti iš mažų slaikiukų. O jeigu bus skanu, tada reiks daryti daugiau. Sužinosim už poros dienų. Vat. Ir užsukus stiklainius, aš juos virš kriauklės taip truputį pamakaluoju ir palieku pastovėti. Čia kažkas. Stiklainio dantelį pasiėmiau. O, čia bus tikriausiai. Taip. Kas bijo karšto vandens, tai užsidėkit pirštinės, jeigu taip darysit kiti. Jau žino tikriausiai, kaip sterilizuoti. Tai tiek. Ir kol litras vandens kaista, stiklainiai sterilizuojas, aš maždaug susipjaustysiu tokiais, ką žinau, visai įdomu ilgesniais, bet kad tilptų taip, labai ilgų nepaliksiu, per pusę taip stiebus. Žiūrėsim, kas čia gausis, grinai bandymas iš galvos. Na, va taip visus susipjaustom. Vis dėlto įpyliau 2 litrus vandens, 8 šaukštus cukraus, 4 šaukštus druskos ir supilu tą savo masę. Manau, galėjau net nepjaustyt, būtų įdomu kuo ilgesnė, bet jau kaip yra, taip yra. Supilu į vandenį visus kotelius. Supilu lauro lapelius, visokiausių pipirų mišinuką. Ir leidžiu pavirt kokias 2 minutės, manau, neilgiau. Vandenukas jau virė, dabar aišku, reikia palaukti, kol vėl užvirs.
Nežinau, kas gausis. Ir ant pačio galo įpilsiu 100 ml acto. Tai čia 100 ml. Puodelis, kiek suprantu, nematau. Oi, ne, čia 200, aš išneku. 100 ml. Taip. Galima gal biškį ir dar biškutį, kad ant litro po 60 ml gautųsi. Kažkur. Ir laukiam, kol užvirs. Actą supilsim, tik užvirs vandenukas, siurpiukas ir dėsim mūsų stiklainiukus. Tikiuosi, kad ne per mažai aš jau pasiruošiau. Na, į ką bėgsim dar ruoštis. Aromatas fantastiškas. Dar sugalvojau pienių žiedlapius kelias įmest. Galvoju, daug gražiau stiklainiuose atrodys. Juos irgi metam čia. Ir kokį vieną stiklainį, 2 stiklainius padarysim taip. O tada dar į tą likusį siurupėlį įdėsiu citrinžalės, ciberžalės. Štai užviria mūsų visas. Pilam greitai actą. Biškį pamaišom. Na, pavirė 2 minutės. Vat kaip atrodo visas reikalas. Va. Žali makaronai tokie. Nu ir bandom dėti, tik nežinau, kaip čia juos geriau įdėti. A nebus geriau su va tokiom žnyplėm kažkaip. Ir paskui išpil skysčių. Čia va pats geriausias variantas. Įmeskim ir lauro lapą. Lauro lapas pas mane nuo mano medelio. Vis niekaip vis pamirštu nusipirkti iš parduotuvės. Va, kelius žiedlapius įmeskim. Aišku, jie savo spalvą truputį prarado. Na, čia iš tokio kiekio labai nedaug gaunasi, galiu pasakyti. Aš čia prisiruošiau stiklainių, jie to mano, o čia vienas stiklainiukas va toks gaunasi ir viskas. Karštą truputį rankom. Gerai, užpilam skystimo dar. Nenusiprinkysiu gal rankom. Taip, vienas makaronas iškrito. Nu ką, uždarom. Na, kaip ir kaip visus marinatus po šiltą antklodę ir laukti, kol atvės. Na, supilsiu aš dabar, kaip bebūtų. Čia net nėra iš ko bandyti su ciberžaliu. Na, bet jūs turėkite omeny, jeigu sugalvosi daryti. Žinoma, aš iš poros dienų pranešiu, kaip man gavosi. Dar būtinai padarysiu mažą stiklainiuką, kad man būtų paragauti. Ir paragausiu kartu su jumis. Nors iš dalies bei galima ir šiandien ragauti. Dar turim neišsiskleidusius žiedukus pienių. Beje, kiti sako, kad va šitas dalis reikia nukarpyti. Pienė juk visą valgoma, tai aš nemanau, kad reikia karpyti. Į tą patį likusį sirupėlį, kur dariau kotelius, supilu
visą šitą grožį čia. Dadėti nieko nebereikia, nes 6-8 šaukštai druskos ir 4 šaukštai 8 šaukštai cukrus ir 4 šaukštai druskos ant 2 litrų vandens. Šituos žiedelius, o jie kai pradėjo skleistis truputį karštam vandenį, kaip įdomiai čia. Irgi pabandau pavirti porą minučių ir į mažus stiklainiukus. Irgi pasiruošiau. Beje, žinokit, bėkit skin kotelių. Nu, nerealiai gavosi. Paragavau, kas likutis liko. Fantastika. Kas mėgsta kažką naujesnio, nori naujo skonio, dar dėkit ciberžolės. Irgi, manau, bus gerai. Darykit su obuolių actu, su kažkuom, su kuom vakuojat. Nerealiai skanu. Manau, kad ir pienių žiedai irgi tinka ir turėtų eiti trasą. Taigi, kur mano šaukštas. Fantastika, viskas uždyka. Susiraskit tik tai. Ir visi delikatesai, kur daromi Prancūzijose, Italijose, Kinijose, restoranuose tokie dalykai daromi. Taip, kad bėkit, 100% nepasigailėsit. Nu, verdam. Čia iš tikrųjų kitoks kvapas. Wow. Nu, būtinai paragausiu. Čia galim sakyti irgi iš karto, nereiks net atidarinėti. Bet pienių kotelių tai jau darysiu tikrai dar. Fantastika. Šiemet naujas atradimas. Nupienė man auksinė gėlelė. Žiedus valgyt galima. Gert arbatą, medų daryti, sirupą daryti, šaldyt. Šiaip pagalvojau, kad, sako, galima pienių žiedus džiovintis, bet pienių žiedai labai išeina į pūkus. Tai manau, kad labai geras variantas bus, kas mėgsta virtuvėj kuistis ir gražiai papuošti patiekalus, jeigu mes nukarpysim tuos geltonasias žiedlapiukus ir žiūriu, kad man va jau minutę, baigėsi jau virt. Ir tuos žiedlapiukus išdžiovinsim, bus geltonas prieskonis papuošimas žiemą ant visokiausių patiekalų. Šiandien man fantazija tokia nereali. Vat, nu, parodysiu stiklainiuką, tuoj vieną supilu, kad jūsų laiko daugiau negadint. Oi, kaip jie ir prasiskleidė truputį. Va. Būtinai vieną mažą pasidarysiu induką. Čia ne nuo šito. Tai kur mano nuo šito indelio dangtelis? Dėliu va čia. Va. Pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Dar kol kas nereagavau. Bet viską po šiltu audiniu, paklodę, ne paklodę nusišneku adijalu, šiltai užklojam, paliekam per naktį atvėsti. Ir skanaujam po poros dienų, beveik iš karto galima. Na ir atėjo laikas sutvarkyti pienių žiedukus. Jie pas mane gan ilgokai pastovėjo, jau beveik bus 12 valandų. Niekaip neužteko laiko man prie jų prieiti, bet vabaliukai bus išbėgę tikrai. Sako, reikia, kad drėgmė išeitų, tai aš tikiuosi, kad šiek tiek drėgmė išėjo. Ir dabar eisim prie tokio lengvo labai darbelio, ką mes šiandien padarysim. Tuoj parodysiu. Aš pradėjau jau šitą darbą su pienių žiedais. Jis labai lengvas, sluoksnis cukraus. Apačioj pirmiausia sluoksnis pienių ir vėl sluoksnis cukraus. Pienes, kai sudedam,
Šitą. Paspaudžiam, kad neliktų oro tarpų, kad daugiau tilptų. Bet kaip gražiai čia man atrodys. Laikysim tą sirupą, tą visą masę dabar, nežinau, nuo 3 dienų iki 3 savaičių, nes taip radau, tokios informacijos radau, kad, vienu žodžiu, tol, kol išsiskirs sirupas iš šitų pienių, laikyti reikia ant saulės, nes geriau išsiskiria sirupas. Ir tada nupuršt tą sirupą. Tas sirupas tinka peršalimo ligom, žarnynui tvarkyti, jeigu pilvo skausmai kažkokie, kepenų darbui, grožiui, kas be ko, manau, imunitetą stiprint čia taip pat. Taigi, aukso vertas sirupas. Į dieną po 1 šaukštelį ir mes žvalūs, sveiki, stiprus. Tikiuosi, bandysim, pirmą kartą darau, bet mane labai sužavėjo. Taigi, šiam kartui bus tiek. Nepamirškim, kas darys, nepamirškim patrombuot. Palaukim, kol išsiskirs sirupas, nukoškim į stiklainiuką ir iš šaldytuvo. Sirupas gali stovėti metus. Iki kitų pienių. Man išėjo beveik visos pienės. Dar truputį liko, bet aš manau, jas užšaldysiu. Kaip jau užšaldžiau irgi 3 indukus. Panaudosim smučiam, kokteiliukam. Gal dar kažką sugalvosim. Iškepsim, išvirsim ar kažką. O šitą dabar uždarom. Pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Ir rytoj nešim ant saulutės. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Po šituo video bus nuoroda į kitą video, kaip padarysiu, nusunksiu šitą sirupą. Kam įdomu, žiūrėkit. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Ir iki.